Nu tai labą dieną, karoči. Sveikinamės iš Valarijos. Mes išvažiavom 11, ne? 11 išvažiavom, dabar yra 3. Dar niekaip nepasiekėm savo kelionės tikslo, žodžiu. Nusprendėm varyti vieną tokį iš kurortinių miestelių, bet Valarijai šiandien pasirodo vyksta kažkokios tai italų dviračių, lenktynės. Amžiams prakeikiu visus į pragarą važiuoti su dviračiais savo. Italijai vietos jiems neužtenka pasivažinėti, reikėtų važiuoti į Albaniją. Tai žodžiu, esmė tame, kad iš viso miesto neina išvažiuoti, 6 tik vakaro gal eis. Čia ratais jau valandos pusę važinėjom. Nu ką, Augi, tu pamatai pas... Galim ramus būtų uždaryta visą programą. Pačiau tu 100 kilometrų siūlo mums važiuoti 2 valandas 6 minutės. Mums reikėtų važiuoti va čia, bet mama mija atmynė su dviračiais ir mes turim va tokiais ratais. We can give you a better price. So what price? From 320 euro to 300. Žodžiu, čia dar chatos ieškom. Šiandien žiauriai nekrenta mums iš... Šiandien žiauriai korta neina. Ieškojom tokios chatos, sakė, vila bombelė, kaip gerą radę. Paskaminom, o, sako, ne, man pačiam išsikrausyti reikės iš tos vilos. Tada, žodžiu, dar vieną chatą, dar kitą. Dabar visai gerai, bet valytojas... Jo, valytoja. Tada valytoja pasirodė negali varyti dėl kažkokių rinkimų. Karoč, dabar valgyt gal bandysim, nes jau... Reikėjo atsilanksyti biškį, nes Kupros kodą sustojom, čia dabar visgi tokia faina vietelė, galvoju, paimsiu, parodysim. Tokia cute vietinė, tokia gražiai įrengta, viskas labai fainai atrodo, šuniukas miega ant žemės. Soniuk. Kažkada Vanesa klausė, kai aš sakau, kad šlykštų bernų tūlikose būna sėsti, pašikti. Jūs pažiūrėkit. Tai kaip tu gali pirmiausia taip myšti? Kaip tu gali sėsti pašikti? Žiauru. Albanijoje, žinokit, su kortelė tai net nėra šansų. Turėkit eurus, bet visada paklausyti, kokį kursų verčia, kai norite eurais atsiskaityti. Bet šiaip tai reikėjo, žinokit, išsigryninti. Nu, nusiimti kešą, nes kortelė tai be šansų, net ateinimą, pavyzdžiui, ten pusryčiauti normaliai, labai vieta atrodo vėl kaip normali, tikrai turėtų būti kortelė. Atrodo gerai. Thank you. Nu ką, makarai? Gal prieš jį kaip tik užkirs. Su vištytė. Valgom, ne? Davai valgom, čia tokį bidoną. Makarončys. Nu, bandyk makarončys. O man įdomu, šiaip, kaip šitas šuniukas viską vertintų, kokią situaciją? Bembo. Įdomi situacija labai. Nu žodžiu, čiumpam šitą. Šiaip faina, nu tipo tik tai, kad šiandien baisiai oras, visą nuotaiką. Visą dieną vairavom. Ir toks jau, kai atvažiuoji, tai norėtus, kad galėtum eiti prie baseino. Bet realiai turėsi užsidėti džinsus ir džemperį. Aš manau, žinai, Vanesa, tiesiog mes esam šiuo metu ant tokios, ant blogo nusteikimo, ant blogos emocijos. Esam pagauti, nes esam pavargę. Ir dėl to mums atrodo, kad tipo, bibišė. Bet realiai, jeigu būtų plus 30 ir saulė šviesų, nu, tai būtų nice viskas. O dabar... Aš nežinau, gal... Nu, kas ten, negerai tau kažkas, ne? Kažkaip kitaip įsivaizdavau. Ką, šitą vietą? Nu, aplamai, kai mes nuvarysim į Albaniją. Nu, biškai kažkaip jau ne, kol kas Albanija tikrai ne... Vakar tam iš ko darė, dar kažkaip daro, ne? O dabar šiandien tai labai ne mūsų diena. Prastai. Labai ne mūsų Albanijos diena šiandien. Ten vat saulė. Nu, žodžiu, mes jau čia išsipisnėjom, aš manau, jau tiesiog esam pavargę. Išpizdėjęs tas jaunimas, žinai. Gerai, žodžiu. See you later. Tai ką, labas rytelis, labą dienelį, jau vidurys dienos. Sveikinamės su Vanesa, su jumis. Mes atvykome dabar į akvarium paplūdimį. Taip, sakyčiau, kelias šiaip sudėtingas, buvo tikrai važiuoti su mašina. Bajom, kad padangos nepradurtų, bet į tokį kažkokį labiau laukinį gražų paplūdimiuką mes čia atvarėm. Šiandien jau nuotaika geresnė. Lyginant Matos, manau, iš veidų. Lyginant jo su vakarykščiu, tai šiandien nuotaika daug geresnė, nes saulė kepina, jau spėjom pasideginti. Kur tas paplūdimys šiaip? Šiaip nėra, čia biški, ne? Gal ne čia pataikėm? Einam pažiūrėti, jo, ieškam paplūdimio, bet nerandam. Einam patikrinsim. Oi, kažkas laksto čia atsargiai. Manau, jis kitur biški.
Nu jo, čia taip sudėti, palauk aš. Pažiūrėsiu. Čia taip sudėti. Jo, realu, kad kitoj pusė, nes taip. Nu jo, čia taip sudėtingai. Tai manau, kad reikia eiti tenai karatėjom. Ant tie paplūdimys laukinis slaptas, kad net nerandam patys, kur iš čia yra. Gražiai atrodo, bet šiaip tai apgailėtina. Nu, nereik taip daryti, pažiūrėkit. Apgailėt, reikia atvykę į pliažą. Einam žemyn. Auč. Nu smagiai šiaip, fainas labai bičas. Daug jaunimo. Nu, lūpą šokinėti galima. Vienas iš bičų, jeigu norit pabėgti nuo to viso šurmulio per didelio žmonių kiek ir taip toliau. Irgi paplūdimį vietinę cheverytę. Kur Lietuvoj? Mašinų kamščiai iš tėvo. Kažin, kur jos eina ir kiek jos dar čia eis? Alio, publiko. Gerai, reikia vis tiek gerbti vietinis. Vanesą palikom namuose, jinai nenorėjo su mumis važiuoti, mes nusprendėm, kad gana biški degintis, nes esam apdegę, reikia varyti. Nors ir tingėjos šiek tiek neslėpsim, bet reikia važiuoti pažiūrėti, kas gero aplinkui ir važiuojam dabar iki mėlynosios akies. Aš tikiuosi, kad ten neįsnukipi. Nesnukinduos atvažiavus, sakau, kad kraštovaizdis gražus bus. Kai matau, turiu laikyti pakėlęs plaukus į viršų dėl to, kad šitoje vietoje esu prasileidęs ne į degimą, tai dabar bandau išlyginti viską. Jo, tai pažiūrėsim, kas gero ir tada varysim į, kaip tas miestelis, Girokasteris, jo, varysim miestelį, čia visi belė kaip deda, kad čia top miestelis. Mašinėlių tai sočiai, ai, palauk, šortus pasimti taip pagal. Galiu paimti taip. Dėl vaizdo. Dabar dar paprašys 300 pinigų gal. Hello. You can pay now. Or? 3 hours is 300 ringgit. Ok. Žodžiu, dabar sumokėt, sako, 300 piškių. Thank you. Have a nice day. You too, thank you. Tai va, gavom Leniną kažkokį. Ir kudirku. Neblogai. Prasimušė, sakyčiau, taip atrodo upė. Gali su baidarį, matau, prasinešti nori. 400 metrų kažkur kairį. Einam žiūrėti, ką čia šnekės. Kas yra? Eini patruputį. 100 vėl? Jo, tam žmogui. Gerai, tai reikia pafinansuoti čia. Thank you, bye bye. Tiek to, gal prasėsi mane tas rauginukas. Tegul važiuoja tas tetos ir dėdis. Važiuok, baidarėm. Jo, su baidė mačiau, kad gali. Sumokėjome euriuką dabar už šitą pasivaikščiojimą dar. Dabar einam tiesiog takeliu, paieškoti tos mėlynos akies. Taip mėlynas vanduo, kad dabar neužkvėpia. Nu jo, šiaip visai yra žydrumo, tik tais, kad jo debesukų gaunam irgi, kaip visada. Svarėm, radom čia tokią vietelę, nulipt leidą pažiūrėti. Nu, vanduo tai ultra žydras. Žodžiu, negali čia maudytis šiaip belė kur nori, nes tiesiog negalima. Bet šiaip tai... Labai supratau, iš tikrųjų dėl ko. Nu, sakė. Kad visi kažką vienoje vietoje. Jo. Bet ant liepto esam, šiaip tai vanduo skaidrus, labai skaidrus. Žolės va. Persimata kiaurai viskas. Gražumo tai gražu, jo, tikrai. Skaidrus vanduo, what the fuck. Ir dar kai nejuda, jisai tai žiūrės kiaurai persimata, pasižiūrėkit. Sveikusiai, ką veikiat jūs čia? Labas. Labas, katėjukai. Labas, katėjukai. Jau pavargom, iš tikrųjų galėjom pasimti tą autobusiuką.
traukinuką. Bet jau kaip ir atėjom, čia kažkur maždaug plius minus tuoj galėsim parodyti, kas čia kaimelis sukurtas, žiūrėkit, aš to parodysiu jums hibridį. Šašlykais kvepia labai, maksimaliai kvepia šašlykais. Nu jo, čia restoranas, Blue Eye restoranas. Va tokia sukurta kažkokia, oi kaip ten žydra, matau. Žydriau nei Eurovizijoje galiu pasakyti, šitas ežeras yra. Nu čia, čia gyvent gali, žiūrėk, 4 numeris, room 4, room 3, nu gal ir bairis visai. Taip, aišku, daug žmonių labai. Nori prilėti vandeniu. Na va, čia, žiūrėkit, Siri Katler. 30 metrų Blue Eye. Taip skaidru, man. Nu va, tokį tai smagu prasiplauk būtų. Jo, su raftu. Šiaip skaidrus vandenėlis, jo, labai. Einam ieškoti tos išangės mėlynosios. Pasiruošim matyti gražų vaizdą. Oui, mais c'est parce que c'est normal que ça bouge. Kauja. Tai tokia net žalia, pasižiūrė. Wow. Nu jo. Ko čia negalima maudytis, man pasakyti. For the preservation of the spring's natural state and visitor safety, swimming in the Blue Eye spring is not allowed. Bliam, šiaip įspūdingai atrodo, tokia giliai matos, kad eina labai. Taip mėlyna. Vizualiai neblogai atrodo. Nu kaip? Bet sakymis pasimušo. Vadžiai kaip šiai gerai atrodo. Bet tikrai žiauriai mėlyna. O visas įlystum? Taip. Jei reiktų įlysti. Jei reikėtų, bet taip Gal publikos. savo norą nelabai, ne? Ne, šiaip tai įlyščiau jaučiu. Aišku, ten ilgai nesimaudžiu. O va, kai buvom Šveicarijai, tu upėj tas pats? Plius minus. Blema dabar. Sunkiai palyginti. Okay. Gal ir vėsiau. Okay. Pabandysiu. Atinu palies gal. Tai ieško jalio to gal reikia. Ne, paskui. Ilgiau kaip pabūnė aptirpsta net kojas. Tai aš net nebejoju. Bet nuo ko ten tokia spalva mėlyna pasižiūrė. Normaliai. Kuti. Šiaip gražu. Visumai gražiai atrodo, toksai kaip, realiai atrodo, kaip parkas, žinai, prisodinta augalų kažkokių. Nu tai realiai ir viskas, žinokit, tiek tos mėlynosios akies. Taip, jeigu apibendrinus ir kalbant lietuviškai, tai bybis. Maudytis negalima, į upę pačią irgi čia neįlysi. Tai važiuoti specialiai porą valandų, pavyzdžiui, mums dabar gaunas valandą su pusė gaus nuo mūsų namų. Važiuoti iki čia, dar jeigu skaičiavus atgal grįžimą, tarkim, 3 valandas kelio, vien dėl to, kad susimokėti 4 eurus ir ateiti pažiūrėti į tą skylę mėlyną. Nežinau, kiek čia yra prasmės. Nu, ta prasme, Meksikai senuotės ženkliai geriau. Jo, nėra ką lyginti. Tai plius gali jausia maudytis nardį, nu, tarpsime, veiką nori. Tai šiaip, jeigu kas galvoja čia maut, aš galėčiau drąsiai sakyti, kad galite išbraukti, ne iš bucket listo. Nu, nebent jau pakeliui būna jau tai važiuojant, tai specialiai važiuoti neverta. Nes tikrai nematau prasmės leisti. Tie pinigai, tai čia nieko nėra, kažkiek 4 eurų ant 2 žmonių, tai čia aišku nieko nėra, bet kalba esmė ta, kad tiesiog 3 valandas išmesit, jau geriau per tas 3 valandas kažką kitą nuveikis. Alaus atsigersit barės. Jo, geriau aliuko įpiskit, nu. Dabar pareit turim, nes traukinukas irgi į vieną pusę 3 eurų. Einam ir važiuosim dabar tada į miestelį, tikėkimės, kad miestelį geriau bus. Tai čia prisiparkavę, jas. Jie kaip vis prisiglaudės, tas vieto. Ką jūs čia stuvėt? Šiliuk. Tas tai atrodo, kad tikrai prisidirbęs kažką galvo žiek nulenkęs. Įdomi čia hebra. Man atrodo, kad jie šešėlį gaudo. Apsauginiai karo. Sveiki atvykę Girokasteri. Viskas grįsta akmenim. Čia tokią kalną pompavom, kad su mašina, kad eikit jūs. Šiaip visai gražiai atrodo miestelis, toksai ir visas, kad iš akmenų, bet moteris atėjo viena, kol aš batus mūsų sako, atsiprašau, kurio čia keliu, kad šiandien galim būtų išvažiuoti iš čia. Pasiklydo daug visokių, va. Stačiau gatvelio, ten jau mašina strigo. Taršme, čia jeigu palėtų lietus, tai čia, nu, nei užvažiuoti, nei nuvažiuoti, nesudaužys mašiną. Kosmosas šiaip čia. Ar verta buvo čia, ar nebuvo verta atvažiuoti, mes galėsim jums tuoj viską pasakyti, žinokit. Tai žodžiu, Girokasteris iš esmės čia yra toksai, dabar paskaičiau čia GPT, kad nu UNESCO, aišku, kad paveldas čia vienas. Ir kitas dalykas, kad čia išlaikyta būtent va ta autentika, dėl ko čia yra populiaru, tai dėl ko žmonės tvaro, tai va išlaikyta ta autentika, tie visi namukai, visi dalykai, čia vyksta ir kažkoks labai garsus didelis folko festivalis. Tai jo, viskas atsirėmė į tą turbūt senovę, išlaikymą, mat akmeniniai visi namai, visas pilis ten ir taip toliau. Realiai čia filmuot serialą kokį oldschoolinių easy. Atrodo tikrai ir viskas. Va ta pilis ten, žiūrėkit.
Kaip Aurimas Valajavičius jaučiuosi šiuo metu į tą kalną uždusęs viskas. Bet tikrai realiai tik į kalną. Bet už tą tyra va. Baksior, jeigu nori, gali atsisėsti ant tokios kėdėje. Kampą paėmė. Žiūrėkit, kaip padarytų. Kad žemyn neįtum. Normaliai? Gerai. Aš irgi tokio nematęs triukų. Gerai, žiūrėkit, indiškos kavos vietelė buvo. Padaryta iš maišų kavos tipo, prisės gali. Ok, gerai atrado šį. Nu, užlipom į tą pilį. Smokėjom po 4 euriukus. Tas lėktuvas, tai. Jo, ten tas naikintuvas, kur sakiau. Čia patrankų yra. Iš viršaus atėjom pažiūrėti miestelį realiai. Na, bet čia didelis, štai tas visas senamiestis čia toks. Tai ten naujamiestis, kaip matos, atrodo ta dalis. Tai va. O čia ta senoji dalis, gražioji. Nu, šiaip įspūdingai atrodo visai. Ten vidui daug pabūklų visokių buvo visko, bet ten vidui filmuoti negalim, čia gal. Parašyta, kad ir su dronais negalim skraidyti, virš galvos dronas skraido šiuo metu. Toks va jo grožis. Ne kažin ką. Kai pastatys, tai taip atrodė, nori pasakyti? Nu jo, čia kai pastatė. Čia žiūrėk amerikiečių jisai buvo. Nes dabar tai ištinklas neblogai. Nu. Dabar jau biški nebe. Dar kažkiek yra šito Air Force, bet modega nulūžus. Tai vidai tai nieko. Stipri vieta. Kur pasako apie tą folko festivalį. Tai vat yra toks kupolas nuo senų laikų ir... Nu jo, renginį vietelė, tai solidi, nieko negali sakyti. Ateičiau į kokį koncertą. Kažkur čia užlipau, nežinau kur. Gal čia nelabai buvo galima, bet užlipau. Oh shit. Ai, nu čia jo. Čia biškį nukriščiau. Visai nieko šiaip pilis. Tik aš nežinau, aš tokių dalykų nesu labai fanas, didelis mėgėjas. Manau, aš užvariau čia pažiūrėti gal labiau į iš viršaus, kaip atrodo miestas. Pasivaikščiot gali, bet kažkiek kai ne tavo, tai nu, tipo, ne tavo šalis, ne tavo istorija, tai šis čia net neįsivaizduoja, kas čia buvo ir kaip čia kas turėtų atrodyti. Gražu. Tik tiek galiu pasakyti. Pybis, koks čia gražus, iš tikrųjų, kas čia spanks. Nei jums čia įdomu žiūrėti tą pilį buvo, nei man čia įdomu vaikščioti. Veik mautis čia, čiuptaugius čiuprinos ir mautis čia. Nu, grįžau pas savo katytę. Problemytė iš mūsų tos Chimeros šiknaskylės nesimato saulėlydžių. Ir dabar tokia galimai, gal yra toks potas, į kurį čia taip prabrisim, pralysim ir gal matysim saulėlydį. Nes kol kas saulė šviečia. Mes važiavom su mašina čia iki tokios vietos ir ten vartai uždaryti. Aišku, nežinau, ar ten galima eiti, bet gal ten uždrausta kokia zona, bet ženklą tai aš nemačiau uždraustos zonos. O tu matai? Lyg ir ne? Tai va, kažkoks lenkas privažiavo. Bet gal jis irgi atvažiavo ieškoti saulėlydžio. Atvažiavo pasistatyti, mes irgi atvažiavom prie tų vartų. Ir nebuvo kur eiti. Ai, čia einu praeiti. Aha. Eini? Tas lenkas matyt norėjo čia irgi kažkur užvažiuoti. Nu blemba, šiaip taip žiūrint, tai labai panašu, kad matysis. Čia dar kažkur yra bunkeris po vandeninių laivų. Ir jisai turėtų matyti. Blemba, aš tai čia nenorėčiau sėsti, nes jie turi gyvačių nuodingų ir taip toliau. Tai gal biškį aš preskipančiau, jeigu galim tą prisidėjimą. Ką tu? Gal praleidžiama, ne biškį tą? Gali būt, kad prisėsim ir... Gali būt, kad prisėsim ir nebepakilsim daugiau, žinok, tai. Einam paieškoti tą bunkerą, ne? Blemba, žinok, kiek mes ilgai lipam, kažkaip atrodė, kad čia taip žemai nereikės lipti, bet belia kiek daug. Ir liūdniausia, kad į viršų reikės lipti irgi daug. Leistis, tai leistis. Bet į viršų. Pažiūrėk, koks vanduo žydras. O, wow. Wow, tai čia tiesiog galima atvaryti rytoj čilint. Fainas bičas, tikrai. Geras, šito nesitikėjau rasti. Bet čia kažkas atvaro pasidėti, vis žiūrėkit, 2 kėdutės taip romantiškai. Nu gerai, man įdomu, ar tas bunkeris kur nors yra, nes kažkaip aš jaučiu, kad ėjom dėl bunkerio, bet jo nerasim. Tipo tokia kaip tvorelė eina. Bortas, kažkieno megztinis. Blemba, čia Oh shit. Oh fucking god. Bet akmenys kokie geruliai.
Wow. Nu čia nukris nebūtų linksma. Kaip matot, Vanesos dydį ir čia. Okay. Jo, yra bunkeris. Woohoo! Varom! O, klausykit, neišsisukojau, tik tai bevaidindama. Tai mes dabar atvykome, čia žinau, kad yra ne vienas Albanijai toks bunkeris. Mes čia atvykome prie vieno, kuris yra netoli mūsų namų, pasirodo. Ir va taip atrodo povandeninių laivų bunkeriai. Jie būdavo naudojami, aišku, karo metu. Prilėkdavai. Geras. Baisu tau čia? Nepatinka? Taip. Krypė, ne? Na, biškyrai yra. Šikšnosparniai ir kregždutės, neaišku. Paukščiai kažkai. O geras metaliniai vartai, jie uždaryti yra, jie atsidarydavo, kai atvarydavo čia su bunkeriu. Wow, oi su bunkeris, kau su laivu. Geras. Eik, tu vaibas. Nu, pažiūrėsi. Ten dar kažkur gali įlyst. Tik pažiūrėt, na. O, wow, blemba, žinokit, realybėj didingai atrodo. Oho. Ir toks vaizdas. Nu, jums dabar išdegė ten, aiva. Susvarkė. Geras. Blemba. Fuck, neinagi kitą pusę perėti, ko reikės perėti, kaip aš debilas perėsi per čia, kaip vandeniu, kaip Jėzus perėsi. Šūdas. Blemba. Bet čia kai žiūri, tai ten nejauku, aš žinau, tos bangos tokias didelės. Ok. Nu jo, šiaip. Visai nejauku. Neramu. Čia labai neramus vanduo, labai neramus. Cool. Nu, man patinka šiaip šitą vietelę. Tau ne? Ok. Gaila, neinu į tangą eit. Galėčiau į tangą eit, būtų prikolas, bet nebebu, žinokit, apgailestauju. Padarysiu porą fotkių dabar su fotiku savo, kokį nors ir eisim į viršų. Šaukikuosime, super, viskas. Bučkis visiems. Iki.